Rusnės seniūnija, salos etnokultūros ir informacijos centras, Rusnės bendruomenė ir kaimo turizmo draugija visus, kam įdomus Rusnės salos gyvenimas, kvietė keliauti ir pažinti vandens gausmą Rusnėje. Taigi, tuoj lipsime į kapitono Algimanto Dirsės laivą Stambi, bet kol kas žodis organizatoriams. Labas rytas. Labas rytas. Negirdėjau. Labas rytas. Labas rytas. Jau geriau. Malonu šiandien visus matyti. Aš esu Dalia. Čia Dainora jūsų gidė vieno autobusą. Čia mūsų Živilė. Tai yra mūsų Rusnės kaimo turizmo draugija, sodybų šeimininkės. Ir tikėkimės, kad šiandieną jūs patirsite malonius įspūdžius. Pirmiausiai dėl to, kad saulytė šviečia, tai jau yra palaima. Pamatysite daug vandens, pakeliausite įvairiais, nesakysiu kuom, jūs lankysitės pasienio zonoje, dėl to reikalaujame, kad turėtumėte asmens dokumentus. Kitas iš reikalavimų, labai griežtai prašome palikti šilutėje blogą nuotaiką, nepasitenkinimą, pas mus į salą susiraukę, nepatenkinti orų, valdžia, pinigais, viskuom, kas yra neigiama, neįleidžiami. Tai valdžia geriau nesakykit daugiau nieko. Vieną mergaitę pasižiūrėjau, man iškart nusišypsojo. Malonu. Taigi, gero kelio. Ir štai mes gidės Dainoros Laukevičienės rankose. Mes pajudame iš visiems gerai pažįstamos vietos, garsios jau 500 metų. Tai iš tos vietos, nuo kur prasidėjo Šilutė, Šilo karčiamos garsus žuvų turgus, į kurį suvažiuodavo ir žvejai iš Rusnės, ir iš Nidos, ir iš Šarkuvos. Ši vietovė prieš 500 metų atrodė kiek kitaip, o dabar atgyja tik įvairių švenčių metu, o šiandien tokia viena graži šventė, pavasario diena. Be Rusnės salos ir regioninio parko teritorija įeina Ventės ragas, Mingės kaimas, Aukštumalos pelkė, Rupkalvių pelkė, dabar vadinama Žalgirių pelkė. Ir Šilutės Rusnės keliu mes pravažiuosime ir Rupkalvių ornitologinį draustinį, ir buvusią Rupkalvių pelkę, dabartinį Žalgirių kaimą. Klimatinės sąlygos mūsų regione visai kitokios nei Aukštaitijoje ir Žemaitijoje, čia nebūna šalnų. Pagrindinis susisiekimas su Rusnės sala buvo Šyšos upe, laivais, laiveliais ir būriniais ir irkliniais. Šiuo metu situacija visiškai kitokia. Nemuno deltos regioninis parkas stebina gandrų gausa. Lietuva pasižymi ypatingai baltaisiais gandrais, o Rusnės saloje, Nemuno deltos regioniniam parke jų yra tikrai pakankamai daug. Eilę metų mūsų Rusnės pagrindinė mokykla vykdė net projektą, skaičiuodavo sugrįžusius gandrus, gandralizdžius, kiek gandriukų išperėdavo. Na ir tikrai gandrų mūsų krašte nemažėja, jų tik tais gausėja, nes Nemuno deltos regioninis parkas, kuris įkurtas 1992 metais, visai nesenai rūpinasi, kad paukščiams ir migruojančiams, ir sugrįžusiems po žiemos į perimvietės čia būtų palankios sąlygos perėjimui, išvesti vaikučius. Potviniai pas mus prasideda kovo pabaigoje, baigėsi kartais net ir gegužės pradžioj, o teritorija užliejama siekia apie 400 kvadratinių kilometrų. Kiekvienas polderis turi savo pavadinimą ir pavadinimas dažniausiai yra nuo šalia esančios gyvenvietės. Ostadvario polderis, Pakalnės polderis, jeigu šalia Šyšos, tai Šyšos polderis yra. Ir kiekviename tam taške polderyje yra vandens kėlimo stotis. Ir Ostadvarė, ir Pakalnėje, ir Naikupėje, ir prie Vorusnės yra vandens kėlimo stotelės. Jos automatinės yra pagal vandens lygį, jeigu tik vandens lygis kyla, įsijungia siurbliai ir perpumpuoja vandens perteklių. Nes kartais būna pas mus ne tik pavasario potviniai, gali būti rudens, jeigu lietinga vasara, reikia siurblinių pagalbos, nes tada užliejami laukai, ten, kur žmonės ūkininkauja, pasisodinę daržovės yra. Ūkininkams tai labai svarbu, kad nebūtų per daug nutrauktas vanduo, kad nebūtų per daug sausa
sausas dirvožemis ir kad, aišku, nebūtų per daug aukštas vanduo. Rusnės prieplauka, seno tilto liekanos. Prieš tai čia buvo vadinama raketų prieplauka, mes taip vadinavom vietiniai, nesustodavo greitaeigis kateris maršrutu Kaunas-Klaipėda. Na ir šita vieta dar ypatinga tuo, kad čia kol rusniškiai neturėjo tiltų, pirmieji keltai buvo traukiami valtimis. Keltų būdavo ne vienas, Rusnėje buvo keli keltai. Vienas keltas buvo ties Kirvyte, kitas keltas buvo ties Šyšos upe. Čia vienas keltas ir porą keltų turėjome pačioje saloje, kadangi Rusnės salą juosia dvi didelės žuvingos upės Atmata ir Skirvytė, o per pačią salą dar teka keliolika upių, upelių, upeliukų, Pakalnė, Vorusnės, Katulė. Galima vardinti ir vardinti, kai kurie upeliukai užakę, kai kurie yra pragilinti, paversti kanalais. Dešiniai pusėje mes matome salos pradžią. O sala prasideda ten, kur atitekantis Nemunas, po to 30 km Rusnės upė, šakojasi į Skirvytę ir Atmatą. Rusnės upė ir Nemunas skiria Lietuvą, o Skirvytės salą nuo Kaliningrado srities. Pasienio ruožas čia pat, todėl būtina turėti asmens dokumentą. Judėjimą salos upėmis pasienio ruože seka pasieniečiai ir saloje yra pasieniečių punktelis. Skirvytės ir Rusnės Nemuno vaga plaukiant negalima pažeisti vagos vidurio, farvaterio. Na, jeigu ten į vieną kitą pusę truputėlį nukrypsi, tai nieko, bet išsilaipinti kitam krante negalima. Visa Rusnės sala palei upės upeliukus yra apsaugota pylimų juostomis. Tai mūsų yra gerovės ir saugumo garantas, kad pavasariniai potviniai neužtvindytų miestelio centro. Paskutinį kartą miestelis nuo potvinio kentėjo 1958 metais. Tada vandens buvo pilnos gatvės, jau nepadėjo nei dviračiai, nei vežimai, reikėjo valčių. Pylimai Rusnės saloje, Nemuno deltos regioniniam parke ne tik apsauginė zona, bet kartu atlieka ir kelio funkcijas. Yra vietų, kur mes galime pylimų pravažiuoti ir tai yra kartu ir pylimas, ir kelias. Kažkada čia plėtojo Kuršių marios, bet palaipsniui, slenkant Nemunui į vakarus, Sąnašos smėlis atkirto dalį Kuršių marių ir mes turime vienintelį lagūninės kilmės ežerą Lietuvoje. Lietuva gausu ežerų, bet lagūninės kilmės ežeras vienintelis, tai Krokų Lankos ežeras, botaninis zoologinis draustinis, draudžiama žvejoti, nes čia yra žuvų nerštavietės, neršia apie 40 rūšių įvairių žuvų. Iš Krokų Lankos ežero išteka Purvalankis, kuris veda į Mingės kaimą. Krokų Lankos ežeras plotis maždaug 4 km, ilgis taip pat apie 4 km. Iki Antro pasaulinio karo Rusnė garsėjo pramogomis. Kaip Zudermanas rašė, ponybės pasilinksminimo vieta, kur viskas liejasi taip laisvai, kaip niekur kitur pasaulyje. Galbūt todėl mes visada remiantis Zudermanu ir kviečiame į Rusnę atvykti su gera nuotaika. Kairėje slėnis, kuriame vyksta gražiausios salos šventės. Viena iš gražiausių salos švenčių tai yra laivininkų šventė, vykstanti rugpjūčio mėnesį, pelniusi net kultūros ministerijos apdovanojimus už vietinių tradicijų puoselėjimą. Turim puikią galimybę praplaukti pro tiltą. Vienintelis sausumos kelias vedantis į Rusnę. Šiandien jūs jo pravažiavote, šiandien juo išvyksite, na, o dabar gražiai praplaukėme. Daug kelių veda į Rusnę, upėmis, upeliais, upeliukais. Galima malūnsparniu atskristi per potvinį, tokia galimybė kartais būna. Na, o sausumos kelias dėja yra vienintelis. Mes šį kartą ne tuo vieninteliu tiltu važiuojame, o plaukiame šlapiuoju keliu ir švartuojamės Uostadvaryje.
Jeigu mes nematom vandens, tai lyg tai ir jaučiam ir troškulį. Taip, O kad aš mes čia nori, tokį nenori. jausmą turiu, kaip išplaukiam į Atmatą ar Pakalnę, ar Vorusnę į Kuršių marias. Mane visada traukia, nors esu grina rusniškė, bet mane taip traukia Kuršių nerija. Jeigu išplaukiam ir nenuplaukiam į Kuršių neriją, man kaip kelionė kaip ir nepavykusi kartais atrodo. Nors šiaip ten kurortas nuostabus, bet visi gamtos lobiai yra Rusnės saloje. Tai yra žuvų, paukščių. Taip, čia yra lobių rojus. Vien visą deltą, gal sakyčiau. Vien Ne, va Rusnė taip. negalima būtų išskirti. Nu Ir taip, Mingė, be abejo, ir Mingė, tokia Polanka, ir Kniaupė Ventės visa, ragas. taip, jau. Tai mūsų čia Jo. pasididžiavimas. Nu, mes esame Mes čia gerai šyšaniškiai, gal kitiems žmonėms yra maloniau kur miškuose arba kalnuose, sakykime, bet mums geriau draugauti su vandeniu negu su kalnais. Tai jūs nepikti. Oi, jau mus įnervuoti yra gana palyginus sunku, taip kad mes atvažiavę žmonės, gal netgi mes tokį vasarą pastebim tokį, jeigu mes tai jau metuose žmonės, bet jeigu maudosi vaikai, sakykim, 10 vaikų, iš jų kokie 5-6 yra atvažiavę iš Vilniaus, Kaunas iš miesto. Jis suleisk juos į vieną tą 10-20 kvadratinių metrų ir bus galima pasakyti, kurie yra atvažiavę ir kurie yra vietiniai mūsų berniukai. O tai kaip kitaip maudosi? Visiškai kitas vandens džiaugsmas. Mūsų šitie vaikai, kurie auga čia prie vandens, tai jie kaip maži ruoniukai. O jau atvažiavę jau tas ir toksai gal baimės jausmas ar savigynos jausmas yra didesnis negu mūsų vietinių vaikų, tie, kurie diena iš dienos mato vandenį. Tai kapitono nuomonė. O štai vienos iš organizatorių motyvai ir priežastys parodyti savo salos grožį ir vandens atnešamus džiaugsmus ir rūpesčius. O mūsų kankino 4 potviniai nuo sausio mėnesio. Dabar jau vanduo senka ir senka gana sparčiai. Jeigu mes važiuotumėm atsidarę langus ar po salą važinėtumėm, tai jaučiasi dumblo kvapas. Kai kas sako, kad oi, kaip čia smirda. O mums rusniškiam kvepia.